Esi CS gerbėjas, neturi kur žaisti. Jedvinas tau siūlo apsilankyti www.c4.lt. Parašyk komentaruose savo IP ir gauk VIP nemokamai. Įdomu. Šiaip visai nebloga reklama. Kausgi čia tas mano IP, šiaip nemokamas VIPas visai nepamaišyt. Ai, blėt, nebloga reklamos. Sveiki. Taigi, kaip matote, aš vėl kuriu savo naują videoblogą. Ačiū. Ir šiame videoblogą aš trumpai ir aiškiai pašnekėsiu, galbūt aptarsiu, o gal net ir parodysiu, kaip pisuosiu su šuniu. Juokauju. Ir šiame videoblogą aš trumpai ir aiškiai pašnekėsiu apie mums labai paplitusių dalyką šiuolaikinėje pasaulyje. Apie žaidimus. Visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kad tikslaus apibrėžimo, kas yra žaidimai, aš neradau. Nesivedęs į Google, ką reiškia žaidimai, man išmetė krūvą porno saitų ir keletą minėdų fotkių. Taigi, apibūdinti savoką, kas yra žaidimai, man padės mano scenarijų rašytojas. Ei tu, gaidį. Ko tu nori? Apibūdink savoką, ką reiškia žaidimai. Nu greičiau tu, ble. Palauk tu. Žaidimai yra tai, ką mes žaidžiame. Pabaiga. Taigi dabar jūs žinote, ką reiškia žaidimai ir kad mūsų pasaulio žaidimų yra visokių. Bet šiame videoblogą aš kalbėsiu apie kompiuterinius žaidimus. Au, ble. Taigi žaidimai yra visokie. Šaudyklių, sporto, lenktynių ir dar visokie kitokie. Pats asmeniškai pastaruoju laiku aš nežaidžiu kompiuterinių žaidimų, nes tiesiog nelabai turiu tam laiko. Bet anksčiau, gal prieš kokių porą metų, aš buvau visiškai totalus no-liferis. No-liferis tai žmogus nebegalintis gyventi be kompiuterinių žaidimų bei nebegalintis apie juos nebegalvoti. Dažniausiai tokie žmonės prie PC internetinio žaidimo ar paprasto žaidimo dėka praleidžia kiaurą dieną ir naktį. Arba tiesiog žiūri porno. Štai vienas pavyzdys, kaip atrodo no-liferio dienotvarkė. Ryte. Dieną. Vakare. Naktį. Taigi šitas dalykas palyginus dar nėra toks žiaurus, nes pavyzdžiui, jeigu jūs savo vaiką nuo vaikystės duosite žaisti kompiuterinius žaidimus, gali baigtis kur kas blogiau. Aš nesakau, kad kompiuteriniai žaidimai yra blogai, nes yra ir tikrai gerų žaidimų. Pavyzdžiui, tokių, kuriuose reikia atsakinėti į klausimus kaip 2+2=5, nes tai lavina jūsų mąstyseną. O gal protą? Bet jeigu jūs savo sūnų nuo vaikystės duosite žaisti, pavyzdžiui, kokią nors DBZ, tai vėliau gali būti taip, kad prie jūsų prie sūnus jums sakys: Mamytė, aš surinkau 7 drakono rutulius. Aš paprašiau, kad man padidintų penį. Bet jis nepadidėjo. Ir nežinau, ką daryti. Man liūdna, šalta. Įsivaizduokite, kas būtų, jeigu jūsų sūnus taptų priklausomas nuo žaidimo. Sūnau, išeik pažaisti lauką. Gelai. Taigi, kai aš anksčiau žaisdavau kompiuterinius žaidimus, aš žaisdavau viskiausios šaudyklės arba lenktyninius žaidimus. Ir kai aš lošdavau internete, aš pastebėdavau vieną dalyką, kad jeigu tu per žaidimą esi pranašesnis už kažką, pavyzdžiui, tu kažką nušauni arba aplenki, tave iškart išvadina įvairiais žodžiais kaip pydaru, duchu ir lesbietės pakalnučiabafą samystą fitą pistą, blėt. Pavyzdžiui, palyginkime Counter Strike'ą. Jeigu, pavyzdžiui, mane nužudydo per kokią nors sase, aš pradėdavau rėkti. Gal jau baigsi? Taigi dar yra kitas dalykas, kad dauguma žmonių stumia ant žaidimų ir vadino jas paskutinio šūdo krūvą vien dėl to, kad jų kompas tiesiog jų nepaveža, arba jie meta kokį nors erorą. Nu ką, pagaliau įsirašysiu naują žaidimą. Blet! Šiaip aš nelabai suprantu, kam reikia stumti. Nu ir kodėl tu nušokai? Aš gal tu mane myli. Šiaip nesuprantu, kam reikia stumti, jeigu jūsų konservo dėžė tiesiog to žaidimo nepaveža. Taigi man pačiam pasidarė labai įdomu, kokius jūs žaidimus žaidžiate. Parašykite į komentarus savo mėgstamiausią žaidimą ir galbūt išrinksiu vieną žmogų iš komentarų, kuris galės laimėti
deguotis. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują video blogą. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like, jeigu nepatiko, spauskite like. Ir kaip pastebėjote, o gal ir nepastebėjote, dalyvauju login.lt interneto nominacijose. Metų žmogus internete. Tad jeigu jūs man galėtumėt pagelbėti, nueikite nuorodos, kurią paliksiu aprašyme ir tiesiog prabalsuokite už mane. Didelis jums dėkui. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano naują video blogą. Su jumis buvo Edvinas, viso gero. Mamyte, aš surinkau visus 7 rūtų. What the fuck, nahui?